kai atėjau dirbti, tai šitas pastatas turėjo būti parduotas už 1 centą ir čia turėjo būti prekybos centras. Tai vat su tokiu palikimu atėjau, tai žodžiu, man kaip direktoriui reikėjo padaryti taip, kad jis nebūtų parduotas ir kad rajono vadovai pamatytų, kad reikia kultūros centro ir kad verta jį čia turėti būtent miesto centre. Tai parengėm su komanda paraišką, žinoma, padėjo ir plėtros skyrius, specialistai, bet parengėm kultūros ministerijai paraišką ir laimėjom pirmuosius ES pinigus kultūros centro renovacijai. Tai jau mes iš tų parduotinų objektų sąrašo buvom išbraukti ir pajudėjom link šiandienos kultūros centro. Kiekvienas renginys turi savo žiūrovą, todėl ir labai norisi skirtingų renginių. Tikrai norisi ir profesionalaus meno, ir galbūt tokio nepopuliaraus galbūt. Pirmas mano renginys buvo intensyvus, nes nežinojau, ką turiu fiksuoti, ar mūsų dalį, ar visą žuvienę, ką aš iki galo turiu daryti, ką turiu užfiksuoti. Ir vėl renginys yra toksai dalykas, kad viskas vyksta vieną kartą ir tavo darbas yra pagauti geriausiai, kiek gali, ne visada pavyksta tikrai ir tada griaudžiasi, eini, žiūri, bet iš visko mokomės. Ir labai daug buvo lakstymo, bėgiojimo ir žuvienė buvo labai geras krikštas pats pirmo renginio. Mes skaičiuojame kaip ir kultūros centras 80 metų, tai aišku, ir sukaupėme patirties. Tai aš dirbau 21 metus, nemažą laiko kelią einam kartu. Kiekvieną dieną viskas naus atsitinka, kadangi teatras tai ne kino filmas, kur užfilmuoja ir parodo, ir ten gali pataisyti. Kiekvienas spektaklis tai yra kaip naujai, iš naujo eina aktorius, iš naujo nusiteikia, iš naujo. Žiūrovas yra kitas. Žiūrovas, kad ir ateina antrą kartą į spektaklį, jis jau yra su kita nuotaika. Tai ten viskas keičiasi ir tų kuriozų yra visokiausių. Pastatėm tokį spektaklį Princesės salė. Buvo tokios lėlės kaip skulptūros, jas valyti buvo labai sunku. Iš visai iš kito spektaklio atkeliavo vilkas. Laikomas čia. Ranka, didelė galva jo ir liežuvis iškištas jo buvo. Jisai buvo, aišku, be dantų, tas vilkas. Įvyksta spektaklis, vienu žodžiu, čia žiūrovai, išeina ta močiutė ir dabar sako tam vilkui, o aš švepluoju. Čia vilko karalystė, aš sakau, stot visi, kas eina visiems tenai kažką aukštint rankas, neturite teisės įsitengti į mano karalystę. Močiutė sako, oi, tu vilkė nebaisus. Sakau, tu nesivėk, kad tas be dantų, užsiulpsiu negyvai. Tai įsivaizduojat, kokia reakcija buvo aktorių. Galvos buvo nulenktos, visi pradėjo juoktis iš to užšilpsiu negyvai. Tai tokia trumpa istorija iš teatrinio gyvenimo. Nupirko tokį didelį ekraną, pripučiamą. Filmus rodė. Čia atvažiuodavo tipo su mašinom žiūrėti. Ir buvo pirmas tas putimas mūsų. Viskas graži diena, viskas tvarkoj. Visas vakaras, filmą parodė, ir buvo kažkur apie 12 nakties. Jau reikėjo ją surinkam, mes dviese, pradėjom rėkti, kaip davė lietus. Visi šlapėjo, tiek davė stipriai. Ir kada surinkom, baigėsi lietus. Mes į viršų visi pasižiūrėjome, kodėl taip. Aš sako, reikia padaryti renginį, pramogadienį. Sakau, gerai, darom. Ir pradėjau kažką derinti, kažką daryti ir kažkaip pavyko, aišku, su Jūratės pagalba, nes Jūratė visada padeda. Tas renginys įvyko kaip ir žodžiu, aš jau stoviu ten, koordinuoju ten daug tų veiklų, skirtingų būrelių, prisistatymų, kolektyvų. Ir Jūratė sako, tu esi vedus renginį? Čia po mėnesio darbo. Sakau, esu. Tai gerai, imk mikrofoną ir aš taip stoviu, aš nepažįstu, nei tų vadovų, matau, kad kažkas su balta apranga ir galvoju, dziudo ar karate, kaip čia pristatyti. Bet, žodžiu, kažkaip pavyko, tada paima mikrofoną, sako, bet reikia pafotkinti. Pafotkinu, gerai, paimu telefoną, fotkinu, nes mes dirbom tada, kūrybinė komanda buvo 2 žmonės ir Jūratė. Tai buvo labai linksmi laikai. Ir vedėm renginius, ir organizavom, ir fotografavom, ir postus rašėm, ir straipsnius. Koks 15 viename. Taip. Situacija praktiškai sunku būnantis, sunku prisiminties visas. Tai reikia narplioti, galvoti, ieškoti arba užsirašinėti paprasčiausiai. Vyko spektaklis,
aktoriai, aišku, visi ant scenos, nu, aš einu teritoriją apžiūrinėti. Ir priešais pareina pareigūnas, policininkas. Nu, klausiu, sakau, gal kom padėti? Sakau, tai aš čia dirbu. Sakau, dirbu aš, o jūs ką čia veikia, tai aš nežinau. Sakau, tai aš aktorius. Tai tu net neplanuoji, tu realiai gyveni renginių grafiko. Aš sakau, mane iš miego pakeltų, turbūt vidurnaktį aš galėčiau pasakyti, kas vyks kitais metais spalio 21 dieną, koks atlikėjas atvažiuoja ir kaip ten kas vyks ir ką aš darysiu, nes tuo metu aš negaliu atostogų pasimti, nes yra suplanuota jau. Kultūros centras susideda iš žmonių, o ne iš žmogaus. Ir kad tik dirbdami kartu gali pasiekti kažkokį tai rezultatą. Ir kai tu susidirbi ir ta tokia kelias ar tai linija tęsiasi ir kitas perima kaip estafetė, tada tie visi dalykai ir įvyksta gerai. Nuo atidarimo kol kas jau praėjo kiek laiko, žmonės eina pilnu tempu. Reiškia, jiems reikia. Ir čia kiekvienas, sakykime, koncertas, atlikėjas turi savo žiūrovą. Tai jaučiasi. Teatro laimė. Teatro laimė yra žiūrovai. Nes kaip bebūtų, kokie talentingi aktoriai nebūtų, kokie režisieriai nestatytų. Jeigu nėra žiūrovo, gali būti šedevras, bet jo tiesiog niekas neįvertins ir nepamatys. Tai va, turbūt kiekvieno teatro yra svajonė, kiekvieno režisieriaus svajonė, kiekvieno aktoriaus svajonė, kad plojimai ir pasakymas, kad jūs atnešėt man šį vakarą prasmę, būtų nuoširdus, o ne šiaip, kad turi kažką pasakyti. Turim stiprų užnugarį, turim gerą direktorę, kur galim ir pasipykti, ir nuomonę pasakyti, ir pasijuokti, ir pasipasakoti, ir atviram pabūti. Ir, nenoriu tos klišės sakyti, kad mes esam kaip šeima, bet kažkas arti to. Nežinau, tikriausia palinkėčiau apskritai, gal net neprisirišti prie to 80. Aš manau, visada būti kitokiu. Visada būti, nežinau, kely, visada keistis, nes tas 80 jisai jau buvo. Mes jį prisimenam ir jisai nuėjo. Tai manau, kad turėtumėm žiūrėti į priekį, turėtumėm galvoti, ko norėtumėm, ko siektumėm ir žiūrėti į ateitį ir visada būti pasiruošusiais pokyčiams. Nėra neįmanomų dalykų, man atrodo. Jeigu sugalvoji renginį ar festivalį, net jeigu nėra pinigų, visada galim rasti išeitį. Tai va to kūrybiškumo, nenuleisti rankų, optimizmo, turėti savo tikslą ir visada žiūrėti į priekį. Ir tada, man atrodo, viskas bus puiku.